Aš nusipirkau 2 telefonus, kurie nauji, man būtų kainavę 1200 eurų, bet aš juos gavau už 440 eurų. Kaip? Lipam papasakosiu. Amazon Renewed yra tos pačios Amazon.com platformos tokia kaip paslauga, kur tu gali įsigyti mažai naudotas, atnaujintas, išpakuotas prekes už pigiau negu jos yra rinkoje. Šita kategorija įeina bet kokios prekes, pagrinde elektronikos, kurios iš esmės yra open boxed, vadinasi, nebėra gamintojo originalioje pakuotėje. Bet į šitą segmentą įeina ir dar tokie telefonai, kuriuos žmonės nusipirko naujus, panaudojo, tarkim, 2 savaitės, jiems nepatiko ir jie tiesiog grąžino, nes, tarkim, netitiko jų lūkesčių. Gamintojas jau tokio telefono nebegali parduoti kaip naujo, todėl parduoda kaip renewed. Kiekviena prekė parduodama per Amazon Renewed yra sertifikuota. Profesionalai išvalo, diagnozuoja, patikrina visą telefoną ir jeigu yra kokia dalis, kuri veikia netinkamai arba iš viso neveikia, ją pakeičia į visiškai naują būtent to gamintojo sertifikuotą dalį. Kitaip sakant, užtikrina, kad telefonas yra veikiantis, atitinka gamintojo tam parametrus ir gali būti naudojamas be jokių problemų. Ir su tais taisytais įrenginiais yra toks dalykas. Tu realiai kaip pirkėjas, tu nežinai, kaip jis buvo taisytas, tu nežinai, kokias detalės jie naudoja, ar iš viso naudoja detalės naujas, ar tiesiog subūrė, kad veiktų esamos detalės. Ir man buvo labai įdomu, kaip jie, jeigu reikia taisyti, aišku, čia turbūt galioja tiem telefonam, kurių kondicija nebuvo gera, bet jeigu reikia taisyti, kaip jie taiso. Aš pasižiūrėjau visai nemažai visokių telefonų technikų video YouTube, tiesiog yra dedikuoti tam kanalai, kurie analizavo, kaip yra tvarkyti, ar jie yra tvarkyti tie visi Renewed telefonai. Ir aš labai nustebau, nes žmonės gan patys nustebęs, kaip jie yra kokybiškai gerai tvarkyti. How well Amazon does when they renew their devices. So this is a lot cheaper than the used market, like a lot cheaper. So hopefully we're not looking at any defects that are too big. That's the hope. And this device looks almost new. They sealed the phone down really well. All the parts are where they should be. I'm impressed. Amazon, you did a good job. So far, this looks amazing. I can't see any signs that anyone's been in here aside from that smudging. So the camera is original, as you can see. All the cameras they replaced are original. So they didn't swap any parts with any aftermarket parts. Everything seems to be original. That's really good. I'm honestly surprised. I give this refurb job a 10 out of 10. I'm a happy customer. Šitos paslaugos auditorija yra žmonės, kuriem nėra labai svarbu, ar daiktas yra panaudotas prieš tai, ar ateina su originalia komplektacija, originalia dėžute, tol kol tai jiems sutaupo 10, 20, 100, 200 eurų. Gerai, perfrazuosiu biškai kitais žodžiais. Čia, žinai, tokiam bachurėliui, kuris nori gero daglo zvanoko, nesukdamas per daug savo galvelės, kaip tau su meilė atmušti. Tik, žinai, vis tiek labai nesakant daugeliam, kad dėvėtas zvanokas, nes, bet realiai jam pochuiris svarbu, žinai, pakelis, kepo Amazon's kalabačin. Iš karto atsiprašau. Kainos labai skiriasi pagal tai, kokio segmento telefono nori. Kokios klasės, kitaip sakant. Tarkim, Samsung Galaxy S23 128 GB atminties Phantom Black spalvos Amazon yra 568 eurai ir 4 centai. Lietuvoje 721 eurą 19 centų. Suma skiriasi 153 eurais 15 centų arba 21%. PVM, blėt. Kainą čia lyginu su rde.lt puslapiu, kuris dažniausiai turi tą tokią minimaliausią kainą su naujais produktais. Ir ne, čia nėra reklama, nei jiem, nei šitai platformai. Nors galėtų būti. Gerai, iPhone 13. 256 GB atminties skiriasi 396 eurais. Beveik ant 400 eurų yra skirtumas tarp lietuviškos svetainės ir renewed kainos, kas yra 40%. Dafiga. Kitas pavyzdys – Samsung Galaxy S20 Plus. 5G Cosmic Black skiriasi 351 eurų arba 62%. Bet irgi iš karto užbėgsiu įvykiams už akių. Nors kainų skirtumas atrodo didelis, čia dar nėra įvertinti siuntimo kaštai ir visi kitokie pristatymo mokesčiai, bet apie juos pašnekėsim biškį vėliau.
Amazonas skelbėsi, kad jeigu telefonas netitiks tavo lūkesčių, turės problemų ar kažkas tiesiog neveiks, jie iš karto tau grąžins pinigus arba pakeis telefoną į kitą. Tiesiog nepatiks koks jausmas rankoje laikyti, biškis sunkesnis negu galvojau. Jeigu taip gaunasi, kad telefone yra kažkokia problema, per grubiai 3 mėnesius tu ją vis tiek pastebėsi. Vis tiek naudojas telefonu. Ir Amazono siūloma tokia minkšta pagalvė, tas 3 mėnesių garantija, jinai duoda tokio komforto iš esmės. Bet man buvo labai įdomu, o kas jeigu, tarkim, gauni, blogai veikiantį telefoną, kas tada vyksta? Tai aš prieš pirkdamas realiai savo ragelį, aš researchinau labai iš tos blogos patirties ir kaip Amazonas sprendė. Tai vienas iš pavyzdžių buvo, kad bičiukas nusipirko ragelį ir jo bendra kondicija buvo ne tokia, kokios jis tikėjęs. Jis pirko aukščiausios kondicijos, o gavo nemažai subraižytą ir išmaltų USB-C lizdų. Jisai parašė suportą ir Amazonas iš karto atsiuntė jam nuorodą, kur siųsti telefoną ir klausimą, ar norite atgauti pinigus, ar gauti tokį patį. Vėl, iš naujo. Jis pasirinko gauti naują telefoną ir jį gavo greičiau netgi negu senąjį ir jis jau atėjo idealios būklės. Jau viskas buvo perfekt. Ir aš galiu pateisinti realiai tokį sprendimo būdo modelį, nes tokiom dideliom korporacijom yra tiesiog pigiau taip spręsti problemas, duodant kitą produktą, negu gilintis, aiškintis, kieno ten feilas, kas ten padarė. Jie visą tą padarys paskui patys, bet tau, kaip jų klientui, yra žymiai geriau, kad jie būtent sprendžia taip tiesiog. Arba grąžinam pinigus, arba duodam kitą telefoną. Aš esu pirkęs prožektorių į garažą iš tokios įmonės, kurią, tarkim, pavadinkim, perki neši. Ir aš nusipirkau prožektorių už 19 eurų. Su juo viskas buvo ok, bet po 3 dienų jis pradėjo nesikrauti. Ten buvo tas, kur įkiši laidą ir paskrauni. USB, žodžiu, krovėsi. Ir aš jį nunešiu atgal į parduotuvę, nunešiu ir čekiuką ir sakau vadybininkui, kad žiūrėkit, jisai man nebeveikia, aš norėčiau gauti kitą, nes jis man labai patinka. Ir tas vadybininkas pasiėmė tą prūšiką, taip papurtė. Sako, kažkas barška vidai, vadinasi, pats būsi sulaužęs. Ir fuck you. Ir aš buvau toks realiai nesusipratęs. Ir jisai man tiesiog pasako, barška, vadinasi, tu sulaužiai, vadinasi, pinigų negrąžinsim. Labai žodžiu, viskas pas jos paprasta yra. Ir ant to pavdėt su manim bendravo, lyg aš, jo pietus bandyčiau atimti. Buvo taip blogai, kad aš net buvau biški šokę, kaip blogai buvo. Tai dabar trumpai apibendrinkim, ką jau žinom. Tai Amazon Renewed yra programa, kuri pardavinėja mažai dėvėtas, mažai naudotas elektronikos prekes, kurios prieš tai būna ištestuojamos, diagnozuojamos, patikrinamos, kad veiktų ir atrodytų kaip visiškai nauja prekė. Dėl to mes gaunam mažesnę kainą už tą prekę ir kaip mama šiltas apsikabinimas, tą 90 dienų garantiją, kad jeigu kažkas bus negerai, visada galėsim jį grąžinti atgal. Man atrodo, nesimato, kad po savaitės filmuočiau šitą. Man atrodo, kad Amazono tikslas yra tą parduoti kuo geresnės būklės telefoną, už kuo pigiau. Skamba kaip šūdnas pardavėjas. Žodžiu, duokit man paaiškinti, kodėl. Piniginiai perspektyvai tai nėra paslauga, už ką jie duoną valgo. Jie varto literaliai milijardus pinigų. Aš manau, kad jie atrenka specialiai geresnės būklės telefonus tam, kad pasikelti savo kaip svetainės pasitikėjimą ir užtikrinti tų klientų grįžtamumą pas save. Nes, jeigu ragelis zaibys už mažą kainą, tai kas dar ten zaibys už mažą kainą? Ir taip konkuruoti, pavyzdžiui, su pačiu AliExpress arba Back Market. Nes jie visi pinigų turi, dafiga. Reali valiuta yra tai, kiek tu gali pasimti klientų iš savo konkurento savo. Iš esmės, kai tu nusipirki pigų daiktą, tavo lūkestis irgi būna, žemas, pigus. Ir kitas pigus daiktas viršija tavo visus lūkesčius, tau lieka labai tokia nuostaba, kad blemba visai neblogai, negu tai, kad tu būtum nusipirkęs brangų daiktą ir tas brangus daiktas būtų atitikę tavo brangius lūkesčius. Ir tada pradeda lysti mintis, kad jeigu čia pigus daiktas atitiko viršė mano visus lūkesčius, tai kas dar ten gali viršyti mano lūkesčius? Mane šitą jų psichologinę strategiją nugalėjo ir dėl to ir mano draugė turi irgi naują telefoną iš Amazon Renewed. Jeigu tau patinka tas unboxing experiences, kai ten būna gražios dėžutės, viskas gražiai supakuota į naujus maišelius, viskas faina, čia to nebus. Nes čia telefonas atvyksta paprastoj dėžutėj su neoriginaliais aksesuarais, kurie veikia su telefonu, bet būna tiesiog telefonas, aksesuarai ir viskas. Šiaip, savaitės bėgio turėtų ateiti man telefonas iš Amazon Renewed, tai galėsim patys ir pažiūrėti, kas būna viduje. Tada yra baterijos gyvybės likutis. Amazonas garantuoja, kad bus 80% gyvybės likučio. Neįkrauta 80%, o baterijos likutis.
Kaip tau, blė, tokios mintis kyla? Ir 80% šiaip netrodo kaip mažas skaičius, bet jeigu ateina baterijos 80% likučių, tas telefono gyvenimą labai smarkiai sumažina. Nes kur tu galėjai naudotis telefonu be išsikrovimo, tarkim, 10 valandų, dabar tu galėsi naudotis tik 8 valandas. Ir neskaitant to, tas likutis vis tiek su telefono naudojimu mažės, ir pasijaus greičiau jo tas dėvėjimasis. Bet tas, man atrodo, būna dažniausiai su blogiausios kondicijos telefonais, nes abu mano telefonai buvo su 99-98% likučių, tai viskas yra ok. Ir dar visada yra toks šansas, kad prekė neteis tokia, kokia tu jos tikėjaisi. Kaip iš visų e-shopų iš esmės. Dėl to yra labai svarbu atkreipti dėmesį į pardavėją, jo atsiliepimus, bet apie šitą pašnekėsim biškai vėliau. Aš labai norėjau Galaxy S serijos Samsungo, kaip ir norėčiau S serijos Merso, bet jie yra brangus. Abu. Bet irgi suma čia nebuvo pagrindinis rodiklis. Esmė buvo tame, kad iš esmės Samsungai Amerikos rinkoje gauna galingesnius čipus negu Europos rinkoje. Vadinasi, tu perki brangų telefoną Europoje, kuris toks pat Amerikoje yra galingesnis negu tavo. Bet šiaip čia yra visa kita plati tema, jeigu įdomu pasigūglink. Tai va, aš kaip ir tu, paprastas, be babkių lietuvis, mėgstu pažiūrėti kiekvieno varianto pliusus, minusus, rizikas ir galimybės. Bet palauk, aš taigi galiu nusipirkti irgi dėvėtą ragelį, tarkim, iš Skelbiautoje, iš Facebooko Marketplace'o, nes, tenai rodo nuotraukas, yra aprašymas, kodėl nedaryti taip, kaina irgi labai panaši. Tai va čia pereinam prie kiekvieno, kaip sakant, asmeninių preferences. Nes jeigu tu nori, tu gali imti iš Skelbiautoje, iš Facebooko Marketplace'o, čia nėra nieko blogo, čia kaip tik yra gerai, nes tu gali atvaryti vietą, paštestuoti, pačekinti ir, realiai priimti sprendimą vietoje, jau apžiūrės prekę. Amazonas to negali pasiūlyti. Bet tarkim, man labiau patinka pasirinkti telefono spalvą, jo kondiciją, jo specifikacijas ir turėti tą tokią didelės korporacijos garantiją, kad jis yra ištestuotas, patikrintas, išvalytas ir yra kažkieno štampas uždėtas parašas, kad jis veikia visų 100%. Plius visada gali grąžinti. Bet Andrius nesvarbu, Facebook'e be profilio nuotraukos ir su aprašymu paprastas kaip 2 kapeikos. Man šitų garantijų neduoda. Kainos atžvilgių yra šiaip realiai labai panašiai, kartais siųstis yra pigiau, kartais vietoj yra pigiau, bet ir sakau, čia yra kiekvieno žmogaus asmeninis preferences. Mano Galaxy S21 yra su greitąja krovimo funkcija, bet laidas, su kuriais atėjo, tos funkcijos nepalaiko. Tipo telefonas kraunasi, bet nerašo fast charging. Tai aš prieš tai turėjau Huawei, kuris turėjo tą fast charging funkciją ir aš tiesiog dabar naudoju jo blokelį su jo laidu ir jisai puikiai krauna telefoną su to pačia fast charging funkcija. Bet originaliai tas laidas to nepalaikė. Tai čia toks vienas iš minusų, kad jeigu prieš tai nebūčiau turėjęs Huawei'aus tą funkciją, man tektų ieškoti blokelio ir laido, kuris palaiko tą funkciją, nes labai geras dalykas. Ryšio menamos tokios problemos. Tai tose vietose, kur nebūdavo geras ryšys, dabar su telefonu iš Amerikos ten situacija tapo blogesnė. Tai jeigu man seniau nekraudavo gerai YouTube'o, nekraudavo Facebook'o nuotraukų, tarkim, sienoje, dabar kartais būna taip, kad neina net nei paskambinti, nei prisiskambinti. Bet kaip tada, kai būdavo blogos ryšio sąlygos, tarkim, Rusijai, eidau laiptukais į viršų, kad pagauti ryšį, kad užkrautų dainą ir eidau žemyn, lygiai taip pat darau ir dabar. Tai neskaitant šitų atvejų, kasdieniniam naudojime viskas yra ok, nepastebėjau jokių problemų. Pagrindinis aspektas perkant telefoną iš tos programos yra jo kondicija, arba taip sakant būklė. Jinai įtakoja kainą ir gali būti tokia excellent condition, arba kartais rašo like new condition. Garantuoja, kad ant ekrano nebus jokių įbrėžimų ir lygiai taip pat ant korpų. Nesimatys ant korpos, jeigu laikai telefoną 12 inčų atstumu. Hey Google, how much is 12 inches to centimeters? 12 inches is equivalent to 30.48 centimeters. Jaučiuos lyg ne pirmą kartą šitą googlinčiau. Good condition, viskas tas pats, tik tais. Laikant 30 cm atstumu gali šiek tiek matytis, bet nesijausti liečiant. Įbrėžimai tam tikri. Tipo tiek va. Šitipo iš tokios pusės neturėtų matytis. Ir paskutinis yra acceptable condition, kas jau turės smulkių įbrėžimų ant stiklo, bet ne tokių, kurie matosi įjungus ekraną. O telefono korpuso įbrėžimai jau aiškiai matysis laikant 30 cm atstumu. Rekomenduočiau net nežiūrėti šitą būklę, o tik tai pačias aukščiausias. Tai yra excellent condition arba like new. Service provider. Čia yra būtina pasirinkti unlocked.
O jeigu nėra tokio pasirinkimo, aprašyme turėtų rašyti Factory Unlocked. Vadinasi, telefonas nebus pririštas prie kokio nors Amerikos interneto ryšio tiekėjo, o bus atviras visiems pasaulio ryšiams ir visiems dažniams. Taip veiks tavo ominitėlis biržose ir galėsi pasukti vasiai paklausti, tai litrą ar 2? Aišku, 2. Čia jūsų krais. Taigi, pardavėjai. Kai perkant bet kurią prekę iš Amazono, reikia atkreipti labai dėmesį, kas tą prekę parduoda. Vadinasi, paskaityti atsiliepimus, pažiūrėti reitingus, pažiūrėti, ką žmonės siunčia nuotraukas, prideda kokias nuotraukas prie atsiliepimų. Ir visa šitą yra būtina išsianalizuojant prieš norint kažką pirkti. Aš žinau, kad čia yra common sense, bet tiesiog primenu. Aš asmeniškai visus savo telefonus ėmiau už tokią pardavėją pavadinimu The Gadget Deals. Jisai turi žiauriai daug pardavimų, jo reitingas kaip pardavėjo yra aukščiausias Renewed platformoje, o į negatyvius klientų atsiliepimus sureaguoja ir išsprendžia jų problemą. Aš abu savo telefonus pirkau per Shipzy, ne reklama. Savo puslapyje Shipzy turi tokią mažą pastraipėlę apie prekės grąžinimą, bet mane papildomai domino, o kas jeigu, tarkim, mano šitas telefonas pradėtų durniuoti. Ar aš pats tokiu atveju galėsiu su Amazon bendrauti? Jeigu man pasiūlys, nežinau, pakeisti telefoną kitu, ar man prisidės kokie papildomi mokesčiai? O kiek laiko tokiu atveju aš neturėčiau telefoną? Kaip matot, šitos ir papildomus klausimus aš užklausiau pačių Shipzy ir greitai gau tokius atsakymus. Jeigu jau atsitiks taip, kad teks bendrauti su Amazonu, tai Shipzy bus kaip tarpininkas, kadangi jisai yra oficialus tos prekės pirkėjas, ne aš. Už telefoną pinigus atgausi, bet visi kiti mokesčiai grąžinami nebus. Jeigu atsitiks taip, kad reikės telefoną siųsti atgal į Ameriką, Shipzy tau nepadės ir reikės pačiam ieškotis įmonės, kuri tokią paslaugą tau atliks. Ir už tai žinoma susimokėti. Jeigu pasirinksi iš Amazono gauti kitą telefoną, o ne pinigus, jau Shipzy galės tau padėti, bet ne su savo paprasta programa, o Shipzy Pro, kur tu turėsi pats suvesti svorius, dydžius ir sėkmės visą šitą informaciją išgauti iš paprasto Amazon Customer Support. Žodžiu, išvada. Grąžinti taip lengva nebus, kaip užsisakyti. Ta proga užsisakom. Užsakinėsiu Samsung Galaxy S20 telefoną. Tai vienas pirmųjų dalykų, į ką atkreipė dėmesio, tai yra, kad būtų pardavėjas The Gadget Deals. Čia yra tas žmogus, apie kurį kalbėjau prieš tai, iš kurio aš pirkau 2 telefonus prieš tai ir jie viskas buvo ok su jais. Tai šio kinda pasitikiu. Tai visada įsteikinu, kad yra ir description parašyta Excellent Condition, ir aš esu pasirinkęs Excellent Condition, yra Unlocked, ir apačioje rašo, kas yra dėžėje, vadinasi, kas ateina su telefonu. Dažniausiai čia yra tas pats užrašas, bet esu matęs video, kad žmogus gavo telefoną jau su apsauginiu stikliuku, ta prasme ant pačio telefono, ir dėkliuku, kuris buvo neišpakuotas, o tiesiog kaip pridėtas. Tai nežinau, kaip tai veikia, bet turbūt tokį grąžino, tokį išsiuntė. Tai tą linką įmetu iš Shipzy ir komentare pažymiu svarbiausius aspektus, tai yra, kad būtų būtinai Unlocked, kad būtų mano spalva, mano parametrai ir kad pardavėjas būtų būtent tas žmogus, iš kur aš noriu pirkti telefoną. Kad realiai, kad Shipzy galėtų sučekinti, kad tikrai viskas yra taip, kaip aš noriu. Taigi, po kelių valandų jau gaunu Shipzy laišką, kad mano užsakymas yra ready. Vadinasi, aš jau turiu pilnas sumas, už ką aš moku pinigus ir kokią paslaugą man škia gali suteikti. Tai surinkiuosi visada siuntimą lėktuvu, nes tiesiog ateina per 3 savaitės, o laivu gaunasi per 3 mėnesius, o kaina skiriasi 3 euras. Tai tiesiog laike neapsimoka neprimokėti tų 3 eurų ir gauti telefoną per 3 savaitės. Ir kaip matot, šone yra jau lentelė, už ką tu moki pinigus. Tai realiai tavo prekė ir tada mokestis į patį Shipzy sandėlį iš Amazono, tada Shipzy mokestis, tada Amazono mokestis, visokie yra papildomi mokesčiai, kurie nėra tokie dideli, bet kartu sudėjus jie vis tiek sudaro, mano atveju, grubiai 50 eurų gavosi. Bet galutinė suma vis tiek man patiko ir aš tiek užsakiau. Plus, noriu pabrėžti, kad čia irgi visada double checkinu, kad tikrai visi aprašymai ir viskas būtų taip, kaip aš buvau parašęs, tam, kad netyčia nebūtų klaidos ir jeigu matysiu, kad kažkas negerai, iš karto galėčiau kreiptis, o ne po to, kai jau gausiu telefoną ir jau tada visas tas procesas grąžinimo ir visą kitą. Tai visada double checkinu. Tai kai ateis telefonas, pasakysiu, kiek laiko laukiau, tai turbūt iki susitikimo, kol atvyks telefonas. Karoči, palikim katinam unboxingą daryti. Ir nepraėjo 4 savaitės, gal mėnuo, plus minus, žodžiu. Tai 3 savaitės, grubiai, vidurkis, ir gavom siuntą. Ant siuntos yra parodyta Fragile, bet
Fragile. Fragilė. Dėl to turbūt jai nieko nenutiko, bet... Nu, iš garso tai man nelabai patinka, bet, nu, žiūrėsim. Šiaip dažnai būna pridėta tų tokių minkštų dalykiukų, kur, tipo, absorbuoja smūgius, bet iš garso sprendžiu, kad jų nėra. Jesus Christ. O. Jo, tai čia buvo užsakytas ne tik telefonas, bet iš karto ir dėkliukas jam. Tai dėkliuką galim dėti jaučiu į šoną iš karto. Ir mūsų mobiliakas. Nu jo, tiesiog tuščia dėžė, kurioje dar viena dėžė. Ir va, iš karto galim matyti, kad yra Samsung S25G 128 GB Grey Fully Unlocked. Ir papildomai visada reikia patikrinti čia esantį dalykiuką. Jisai atrodo šitaip ir čia yra dar naudingos informacijos. Tai reiškia, ar jie nesumaišė nieko ir viskas ar yra gerai. Tai va, dabar čia matom yra parašyta New, tai yra kondicija kaip naujas. S20, 5G, Cosmic Grey, Unlocked, Renewed. Viskas atitinka tokį ir užsakiau. Gerai, tai reikia dabar tęsti mūsų unpackingą. No, moment of truth. Jis tiesiog įdėtas. Jis net nebuvo jokia maišiukė niekur. Jis tiesiog įdėtas telefonas. Tai va, prašau, mobiliakas. Reikėtų kokios šiaip servetėlės, nes jis biškai apdulkėjęs. Bet iš pirmo žvilgsnio nematau jokių įbrėžimų nieko šiaip. Galėsim čia biškai close-upų padaryti. Šonai gražus, viršus gražus. Čia gal... Ai, ne, čia... Kas čia? Nu va, vieną mažą brėžimą va čia matau. Čia aš tikiu, kad reikės kažkokį close-upą galbūt padaryti, kad pamatytumėt. Kamera graži. Aišku, labai daug pirštais apčiupinėta, šiaip reikėtų jį apvalyti. Šiaip turėjo būti apvalytas, bet... Yeah, that happens. Ant ekrano tai irgi nematau jokių žymių, žinok. Šiaip jo, tas yra keista, nes du telefonai prieš tai atėjo bent jau apvynioti tokiam bubble wrap vadinamam. Ir dar papildomai buvo sudėti tokie paminkštukai, kad keliaujant telefonas nesusidaužytų. Šitas atėjo be nieko. Nu, žinok, ekranas tai tikrai absoliučiai nieko jam nėra. USB portas gražus, kameros gražios. Šiaip viskas labai nice. Tarsime, pirmas žvilgsnis tai tikrai labai good. Aišku, kadangi čia yra stiklo galas, ne taip vadinasi, man atrodo. Stiklinė nugarėlė. Jo, tai jisai labai greitai fingerprintus gaudo, bet it's normal. Gerai, kas toliau yra čionais? Tai turim pakrovėjo blokelį, kuris yra visiškai naujas, neišpakuotas, Avanta kažkoks. Bet jis mums netinka, nes Amerikos rinkai, tai galim jį iš karto padėti šoną. Laidas, irgi Avantos, visiškai naujas. Kiek vatų? 3,3 fit. Nežinau, nerašo kiek vatų, labai įdomu. Bet jo, laidas geras. Ir dar turim piną, su kurio išimam dalykiukus, išimam kortelę, galim jį pasidėti. Ir turim Amazon Renewed kortelę. Jo, kur parašyta dėl garantijos, kad sveikiau planetai, kad palikite atsiliepimą, visą kitą. Ir čia dar kažką turim. Kas čia dar yra? Ai, kad jeigu grąžini telefoną, čia tau iškart yra instruktažas, ką daryti. Kad išsitrinti visas paskyras, išsijungti visus gmailus, išsitrinti visus accountus. Realiai visiškai ištrinti viską, ką turėjai telefone, tam, kad netyčia tavo duomenys nepatektų pas kažką, kas neturėtų jų turėti. Tai nice, mūsų telefonai iš tų negavo, man atrodo. Galim įsijungti telefoną. Tai, nutirpo kojus. Jesus. Šitą laidą dabar kol kas nenaudosiu, nes aš turiu pasiruošęs savo. Tai galim įsijungti, pažiūrėti, ar jisai taip veikia. Ir viskas jam yra gerai. Laikau jungimo mygtuką. Ei! Thumbnailinę nuotrauką.
7 fone grįžtantis. Nu, kiek baterijos įdomu bus? Nu va, iš karto, 31% baterijos, nice. Galim iš karto pasirinkti kalbą. Koks mūsų Wi-Fi pasvardas? Impreza vardą. Nu va, baigiau setupint telefoną, tai... Tam iškart kažkur nuėjau Samsung Free. Kol kas viskas nice, ekranas tikrai yra žiauriai clean, labai gražus, jį nėra jokio brėžimo nieko. Brightness'as vaikšto. Iš karto noriu, kadangi ne pirmas toks mano telefonas, iš karto noriu pakelti ekraną hercus. Yra standartinis, čia yra 60 Hz, visada reikia įsijungti high, 120 Hz, tada jis būna tiesiog flawless. Tai nežinau, kiek aš čia dabar su jo biškį scrollinu pirmin, gal tai viskas atrodo super. Bet aš turiu vieną appsą, kurį mėgstu paleisti, kuris ištestuoja realiai visas tavo tokias kaip telefono funkcijas. Tai mes tą galim dabar ir padaryti, tik man reikia prisijungti prie Gmail'o. Nu, ar su šito appsu galim patikrinti realiai visas telefono funkcijas, ar jos visas yra veikiančios ir viskas yra gerai. Aišku, ne viską šiais patikrinti, nes aš neturiu nei kortelės įdėjęs savo, tai ryšio labai nepatikrinsim dar kažko, bet, nu, žodžiu, galim pažiūrėti, ką galim patikrinti. Touchscreen. Bet man tiesiog Samsungas aiškina, kaip naudotis telefonu. Speakers. Paklausyti 3 numerių, ką girdim ir tada parašyti. Ok, start. 6, 3, 2. 6, 3, 2. Good job! Pass. Test your microphone by saying hello. Hello. Veikia, nice. Headphones. Čia nėra ausinių džeko, tai šitą reikia skipinti. Pašėkint telefoną 3 sekundės, ar sensoriai visi veikia. Good job! Bluetooth. Nu va, Bluetooth'ą tada netikrinam, nėra prie ko jį čia prijungti. GPS, start. Nu va, light sensorius. Uždengti su ranka, patikrinti, ar sensoriai yra veikiantis, tai va, uždengiam. Place your hand over the front-facing camera. Ok, nu, uždengiu ranką. Palauk, jeigu aš jį pilnai uždengsiu, kas bus. Nu, dabar pesni. Nu, žodžiu. Charger. Davai pažiūrim, ar jisai kraunasi. Nu, krovimas veikia. Hardware buttons. Garsas viršui, garsas žemyn, power button. Ok. Vibracija. Jo, jisai dabar suvibravo 7 kartus ir man liepia paskui jam pasakyti, kiek kartų suvibravo, taip jisai žino, ar teisingai ar ne. Nu, va, kamera. Nu, good job. Dabar kita kamera. Good job. Irgi flash. Jo, reikia skaičiuoti, kiek kartų dabar flashas bus. Kiek skaičiuoji? 1? Ok, bandom 1. Jo, good job. Viskas. Tai dabar galim pažiūrėti savo statusą. Tvareliai labai fainas šitas appsas, nes tu gali kaip ir kiva telefonas už to appsu pasitestuoti. Tiesiog ar viskas jam yra ok iš esmės. Nu va, ekranas 100% health. Garsas 3% health, nes nečekinau AirPods ir headphones. Motionai all good, connectivity all good. Wi-Fi to Bluetooth'o netikrinau, tai jis rodo unchecked. Hardware fingerprint nebuvo, tai irgi rodo, kad nėra jo. Viskas good. Tuos testus, kurių nedariau, juos rodo kaip tipo nepavykusius, bet iš esmės viską, ką dariau, viskas pavyko puikiai. Tai iš esmės visos telefono funkcijos veikia kaip ir turėtų veikti. Nu jo, viskas veikia kaip turi būti, jokių kažkokių problemų nepastebėjom. Garsas, viskas veikia. Gerai, groja, filmuoja, fotkina. Viskas nice yra. Reikia tą progą nuotrauką pasidaryti. Pažiūrėjom, ar eina ištrinti mane. Nu va, viskas veikia. Manęs kaip nebūta nuotraukai, nors aš buvau. Trumpai tariant, viskas veikia kaip ir turėtų veikti.
kaip matėm, kiekviena telefono funkcija atlieka savo darbą. Jisai nelagina, veikia puikiai smooth, nekaista, kiekviena funkcija gera. Tai aš ir žinojau, kad bus iš esmės nice, nes patys naudojam iš Amazon Renew 2 telefonus savo šeimoje. Man labiausiai buvo keista, kad jisai atėjo tiesiog dėžiai, va taip belia kaip įmestas, nes visi buvo bent jau supakuoti į kažką. Tai va tas čia mane labiausiai nustebino, bet šiaip tai viskas labai nice. Pabaigai noriu pasakyti tiek, kad visada pasidarytumėt savo researchą. Vadinasi, išsigooglinkit visus scenarijus, kas gali būti blogiausia, kas gali būti geriausia ir būkit pasiruošę. Tai va, sudiev. Komentarą, Algimantai.